Naujieji Kuršėnai statėsi taikydamiesi ne tik prie Ventos vingių, bet ir prie kūrimosi stadijoje susiformavusių gatvių, aikštės, pagrindinių pastatų padėties išsidėstymo. Istoriko Algimanto Miškinio žodžiais tariant, nūdienos Kuršėnai tarsi seno, ilgą laiką menkai augusio medžio vešlios atžalos, kurių tikrai nebūtų be surambėjusio kamieno ir giliai žemėje įsiskverbusių šaknų. Per 1905 metų gaisrą sudegė trečdalis visų pastatų. Kai kurie raudonų plytų mūrinukai pastatyti atplink miestelį išliko iki šių dienų. Tūkstantis 1928 metais miestelyje buvo 24 6 km ilgio gatvės. Iš jų 8 1 km ilgio buvo grįstos akmenimis. Tūkstantis 1927–1933 metais pagal architekto Grigorijaus Dumeniko projektą buvo statoma ir pastatyta mūrinė Kuršėnų bažnyčia. Garbė kariams ir šauliams, žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Įrašas paminkle. Paminklai tarsi tiltas, jungiantis mus praeitimi ir skatinantis rūpintis ateitimi.